Labas. Šiandien noriu papasakoti istoriją apie Karoliną. Karolina yra mergina, kuri gyvena Lenkijoje. Okay? Karolina yra mergina, ji turi ilgus plaukus, ilgus garbanotus plaukus, ne? Jos plaukai yra garbanoti. Dideli, ilgi, garbanoti plaukai, ne? Jos plaukai yra garbanoti. Ir jinai nešioja akinius. Ne? Jinai nešioja akinius, kaip ir aš. Turiu akinius. Ir jos plaukai yra garbanoti. Ne? Garbanoti ir labai ilgi. Ne? Ir Karolina yra iš Lenkijos. Ji gyvena Lenkijoje. Ne? Lenkijoje. Yra Lietuva. Ne? Čia yra Lietuva. Ne? Ir apačioje čia. Ne? Čia yra Lenkija. Čia yra Vokietija. Ne? Čia yra Lenkija. Čia yra Latvija. Ne? Lietuvos pietuose. Ne? Į pietus nuo Lietuvos yra Lenkija. Ir Karolina gyvena Lenkijoje. Čia yra Lenkija. Ji gyvena Lenkijoje. Lenkija yra į pietus nuo Lietuvos. Ir Lenkijos pietuose yra miestas čia, maždaug čia, yra miestas, kuris vadinasi Krokuva. Karolina gyvena Krokuvoje. Ne? Karolina yra mergina iš Lenkijos, iš Krokuvos. Ji gyvena Krokuvoje. Visą gyvenimą ji gimė. Dabar Karolinai yra 30 metų. Karolinai dabar yra 30 metų. Ir jinai gimė Krokuvoje. Ne? Ji buvo mažas kūdikis, ne? Mažas kūdikis, jinai turėjo 3 plaukus, ne? Mažas kūdikis, buvo maža, ji turėjo tik 3 plaukus, ne? Ir jinai visą laiką rėkė, ne? Ir jinai jau buvo Krokuvoje, ne? Ir dabar jinai yra didelė, jinai turi ilgus plaukus, garbanotus, ne? Ir nešioja akinius, akinius nešioja. Ir jinai gyvena Krokuvoje vis dar 30 metų, ne? Ir Karolina dirba Krokuvoje taip pat, ji dirba Krokuvoje. Karolina yra vertėja. Karolina kalba angliškai ir lenkiškai. Ir jos darbas yra paimti knygą, ne? Paima anglišką knygą ir išverčia į lenkų kalbą. Jinai ją išverčia lenkiškai. Tai yra jos darbas, ne? Ir jinai dirba taip pat universitete. Ji dirba universitete pirmadienį, ne? Savaitė, ne? Savaitė yra 7 dienos. Tai pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Karolina dirba universitete nuo pirmadienio iki penktadienio. Ne? Ji dėsto, jinai yra dėstytoja, jinai stovi universitete, ne? Auditorija su savo ilgais garbanotais plaukais, ne? Sėdi prie stalo, jinai sėdi dažnai prie stalo, ne? Būna seminaras ir kiti studentai, ne? Studentai klausosi jos, ne? Karolina dėsto. Nuo pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį Karolina dirba universitete, ar ne? Ir jinai taip pat yra vertėja. Jinai verčia taip pat vakare, ne? Tai dieną, ne? Ryte, kai pateka saulė, ryte ji eina į universitetą, kai saulė būna viršuje, ne? Per pietus, jinai dar vis universitete, taip pat universitete.
Ir vakare jinai dirba kaip vertėja, ji verčia knygas, ne, iš lenkų į anglų kalbos. Iš anglų kalbos į lenkų kalbą ji verčia. Ne? Bet Karolina labai daug dirba. Ji dirba labai daug. Ne, nes ryte jinai dirba universitete. Ryte, ne, universitetas. 7 ryto į universitetą. Ne? Dieną ji taip pat universitete, o vakare jinai dar ir verčia, rašo knygas, ne? Jinai verčia knygas iš anglų į lenkų kalbą. Ir Karolina dirba labai daug. Ir jinai pavargo. Karolina dirbo. Ir Karolina pavargo. Jinai labai pavargo. Ji nebenori dirbti. Ji nenori. Dabar Karolina nori atostogų, ar ne? Ir Karolinai sekasi, dėl to, kad dabar yra ilgas savaitgalis, ne? Normaliai visą savaitę Karolina dirba, ne? Čia dirba universitete, čia dirba kaip vertėja, bet dabar yra savaitgalis. Normaliai, paprastai savaitgalis yra šeštadienis ir sekmadienis yra savaitgalis. Ne, savaitgalis. Bet dabar yra ilgas savaitgalis. 3 dienos. Nes yra Velykos, ne? Velykos, ne? Dažo kiaušinius visi, ne? Kiaušiniai, ne? Ir kiškiai. Velykos. Dabar yra Velykų savaitgalis. Ir yra ilgas savaitgalis. Yra šeštadienis, sekmadienis ir plus pirmadienis. Tai yra 3 dienos. Ilgas savaitgalis. Ir Karolina nusprendė nedirbti. Karolina nenori dirbti. Karolina nusprendė. Aš nedirbsiu. 3 dienas aš neisiu į universitetą, aš neversiu knygos, ne, aš neliesiu knygų. Karolina nusprendė eiti atostogų, pasimti atostogas. Ir Karolina nuėjo į internetą. Ir jinai nuėjo į svetainę interneto, ne? Paėmė savo kompiuterį ir nuėjo pažiūrėti lėktuvo bilietų, ne? Ji nuėjo nusipirkti bilietą, ne? Su savo ilgais garbanotais plaukais. Atsisėdo prie kompiuterio ir rado bilietą. Karolina rado bilietą į Lietuvą. Ir bilietas kainavo tik 10 eurų. Labai pigu, ne? Lėktuvo bilietas, ne? Autobuso bilietas 10 eurų, ne? Autobuso 10 eurų bilietas yra, normalu. Bet lėktuvo bilietas iš Krokuvos į Vilnių lėktuvo bilietas už 10 eurų, labai pigu. Autobuso bilietas 10 eurų būtų, normalu arba brangu, bet lėktuvo bilietas yra pigus, 10 eurų. Ir jį nusipirko. Jis sako, super. Jį paspaudė Enter, ne? Įvedė savo kreditinės kortelės duomenis, įvedė numerį kortelės ir nusipirko bilietą. Nusipirko bilietą už 10 eurų 3 dienoms. Ilgas savaitgalis, ar ne? Ir Karolina turi skristi į Lietuvą. Ne, atostogoms. Ji dar niekada nebuvo Lietuvoje. Ji nori skristi
Karolina skris lėktuvu. Ne? Skris lėktuvu iš Krokuvos, iš Lenkijos, į Lietuvą, į Vilnių. Ne? Krokuva. Iš Krokuvos į Vilnių Karolina skris lėktuvu. Ne? Čia yra lėktuvas. Jis skris lėktuvu. Ne? Okay.